Nu, filmuojam. Nu, tai gerai. Taigi, žiūrime bites. Matysim, turbūt sujungsime šią šeimą su spiečiu, nes ji labai silpna ir turbūt jau be motinos. Kaip matome, mažoka bičių, apspitė korį, tai reikia jų padauginti. Nesimato dar visiškai perų. Taip. Nei vienam. Kadangi yra pagautas naujas spiečius, tai bandysime šias šeimas suvienyti. Taip. Bendram tikslui nešti medų. Dabar žiūrime, ar yra viendienių kiaušinėlių. O kol kas dar neaptikta nei vieno, nei kiaušinėlio, nei pero. Pučiame dūmus, skirma, kai kažnors šnek filmuok tą žmogų. Pučiame dūmus, nes kad bitės pagalvotų, jog tai yra gaisras ir nukreipti jų dėmesį. Taip, ir sirptų kaip pasakytų Mikė Pūkuotukas, aš mažas debesėlis visai, aš nelokys visai. Tokia apgaulės būdu bites prižiūrime. Liko dar 2 koriukai. Būt vilties surasti perų jau be šansų. Taip, taip. Labai gerai, jungsime šias 2 šeimas. Dabar pasiruošėme. Ir čia prakiojame medų, tiksliau cukrų galbūt, čia iš praeitų metų rudens, kad jos suvartotų jį. Oi, keletą sutraiškių girdėjau. Prašau, bičiukės. Kuomet miršta bent viena bitė, jinai išskleidžia tokią vibraciją, kad pavojus. Mirties. Visos kitos bitės mirties vibracija vadinama. Dar agresyvesnės, dėl to, jeigu ką, tai jau taip dėsim vaikas ne, kas antrą gal nedėsim. Šiaip jos gali iš tikrųjų ir susipykti. Reikėtų padaryti. Gal bandykim taip padaryti. Pradžiai per diafragmą, o kitą dieną išimsim diafragmą. Taip. Dabar sujungsim 2 šeimas. Taip, čia bus ta šeima nauja, čia sena. Rytoj susivienodins jų kvapas ir jos nebepyksis. Turėtų būti taip. Supurkšt su sirupu. Su sirupu supurkšt. Visas pa. Aš galvoju, va čia dabar sudėsiu tą atskiriaus diafragmą. Nu jo. O rytoj išimta diafragma, nes čia nėra viena pera, nei viena. Jų senai, man atrodo, be motinos čia gyvena. Taip, ką dar galim padaryti, biškį išvalyti. O kur tas spiečius yra? Aš gale. Ai, dar jis nepaimėts. Nu, ten bus linksmiau su to paėmimu jaučiu. Antras dublis, spiečiaus paėmimas. Gal tau padėt, Paulė? Gerai, operacija, užkemšam skylės. Nu, jos kažką įtarė. Dainuokime dainelę, kad bitės neįtartų. O, jau lengva. Mėtė pramušo. Kad man atrodo, ten jau praklūvė buvo. Nu, bet aš jau kiek akmenuoju, iš kur anu čia, neatsirado. O čia primėtė. Nebuvo. Kaip dabar, ką šiandien jį? Gal gali kas nors priimti? Aš galiu.
Reik tas kopėčias rimtas pasiekti. Čia gali eit su jom. Priemu. Štaigi, nešame. Čia jau galime pūsti, va taip. Nebus čia kokios komanės. Viskai. Čia bičiukės. Visiškai šviežus pečiukas. Praėdė kiaurai. Gal toks buvo. Toks buvo korys, dabar jau korį. A girdėjau, tai kaip kitas supurtysim tenais? Jo, iš to. Pulsk. Jau su charakteriu girdžiu. Kabinėjęs prie mano rankas. Aha, aš irgi girdžiu. Kažkaip su tais šortais man pradėt kilti tarims. Svarbiausia nejaust baimės. Jeigu jauti baimę, batai. Kiekimės motina bus ant korio, kur perkeliau. Gali jau pūsti į orą, čia kad visur būtų korė. Pulsk į orą. Vau. O šitas tiesiog... Dar korių mes turim. Dabar pati linksmiausia dalis. Bus juoka. Dabar tą uždaryk ir... Bet veiksminga jinai. Davai, greičiau. Dar pridėti. Pridaryk gal geriau. O štai jos jau ropinėja. Agresyviai nusiteikusios. Gerai. Girdisi sąmyšis avilyje, bitės nerimsta. O kaip tas paulės sukrausi? Tas čia taip paliksi. Sulys jos pačias, sutraiškysi tu jas? Nedėsi. Sulys. Rytoj bus apžiūrėjimas naujas. Kaip sakant, Dar ar susidraugavo, viskas ar ne? pavyko? Taip. Šitą, manau, reikia palikti. Šitą čia ir paliksime. Jos turėtų pagal motiną jausti, kur motina ir sulysti į vidų. O tos naujos bičikės, kur čia gyveno, jūs turėtų apsidžiaugti, kad Skirma, yra motina. Filmuoju. Žmogų filmuoju. Kas dėlas po šlaktas nelek nieks, Ne, tai tada viskas gerai. Darbas baigtas. Rytoj bus apžiūrėjimas sekantis.